Na, aš pasakyčiau, kad vis tik tai Kubiliaus vyriausybė ėmėsi ryžtingų labai savalaikių priemonių, bet nesugebėjo tų priemonių pakankamai subtiliai įgyvendinti. Gavosi taip kaip Stalino mąstymo sistemose, kad reiškia, jeigu trukdo ten, sakykime, turtingesni ūkininkai, tai jas reikia išbožinti ir į Sibirą išvežti, liks tik tai vargoliai ir tada bus galima statyti socializmą. Tai pas mus praktiškai gavosi irgi taip. Jeigu mes iš visų išmelčiam per mokesčių sistemą kažkiek tai pinigų, tai atrodo, kad valstybės biudžeto deficito problemos ir bus išspręstos. Na, iš tikrųjų, taip kaip matėme, labai greit paaiškėjo, kad nėra vis tik tai ir ligoniams vaistų kompensavimo problemos ir galų gale spaudos platinimo problemos, žurnalistų apmokėjimas. Visa tai pareikalavo vis tik tai mokesčių politiką, mokesčių didinimą diferencijuoti, vis tik tai pagal situaciją, pagal galimybės, juolab, kai ryškėja tie elementarūs dalykai, kad, sakykime, per pastarosius gal net 5 metus ar daugiau labai atsiliko mokesčių atlyginimai. Ne tik profesūros, bet apskritai visų aukštųjų mokyklų dėstytojų problema, kai mažai atlyginimai labai aštri. Na ir vis tik tomis sąlygomis negalima visiems vienodai nurėžti. Jo labiau, kad valdžia, ar tiksliau sakant, vyriausybė numato, kad bus visiems nurėžta po lygiai ir vis tik tai iš karto atsiranda išimtis turtingesniem valdininkų atstovam. Mes žinome, kad dar ne taip senai, palyginus Kenedžio laikais, dar nuo $1 uždirbtų žmogus turėdavo valstybė atiduoti 900 su viršum tūkstančių. Reiškia, buvo labai griežtai diferencijuoti mokesčiai progresyviniai. Dabar, nuspręsta, kad tas vis tik verčia slėpti žmonės pajamas ir neatsiperka, dėl to buvo sumažinti. Bet negalima daryti taip, kad varganas mokytojas ar ten kitas neturtingas, mažai uždirbantis žmogus moka, kaip nustatyta, ten ar 18 ar 20 ar daugiau procentų, o reiškia, turtingesni žmonės iš dividendų arba nekilnojamo turto mokesčio nemoka. Žiūrėkit, kaip įdomiai gaunasi. Kiekviena valdžia faktiškai vis tik tai šneka apie socialinės reformas, kitus dalykus, o realiai, kai mes pažiūrime, kiekvienai valdžioj kontroliuojančias pozicijas užima tie žmonės, kurie turi daug turto. Reikia mokėti tik tai pradėti kontroliuoti žmonių deklaruojamas didžiasias pajamas. Negalima daryti išimčių, aišku, bendrovėms taip pat. Ten kaip savo laiku Vilkas sakė, kad sustiprės bankai, tada galima bus jos kaip reikiant pričiupti. Bet realiai ne vieni bankai yra stambaus verslo gausybė įmonių. Ir be abejo, tik tai, aišku, reikia atsižvelgti šiek tiek ir į situaciją. Dabar manoma, kad gali tekti ir iš Tarptautinio valiutos fondo skolintis papildomai ir siekiant, aišku, nedidelę dalį tų išteklių panaudoti tam, kad pensijos būtų mokamos laiku, o kita vertus tam, kad vis tik tai galima būtų teikti paramą pirmiausiai toms bendrovėms, kurios jau savo projektus pateikė Europos komisijai tam, kad gautų iš struktūrinių fondų papildomai pinigų ir ten reikalaujama, reiškia, pradedant projektą turėti savo arba gauti iš valstybės šiek tiek arba iš kitur taip pat kreditų. Tarptautinis valiutos fondas skolina tik tai stengdamasi susitikrinti tvirtas garantijas, kad pinigai nustatytais terminais bus grąžinti. Tam, kad tai įvyktų, keliamos paprastai sąlygos, kad būtų biudžeto išlaidos mažinamas. Didžiausias Kubiliaus vyriausybės trūkumas buvo tas, kad mokesčių sistema buvo reformuojama ne gyventojų ir ne verslo naudai labai sparčiai, o tuo pat metu numatytas
išlaidų mažinimas, jis praktiškai yra nemažiau sunkus, nemalonus procesas, bet jis iki šiol užsitęsia. Matome, kad netgi, kaip šiandien spaudoj, pavyzdžiui, tas pabrėžiama, kad net Saulėlydžio komisijai nepavyko užsitikrinti valdžios sprendimų, kad būtų 3-4 tūkstančiai laisvų darbo vietų valdžios aparate anuliuota. Na, labai patogus šaltinis premijoms išsimokėti buvo, bet faktiškai tai realiai yra rezervas labai nesudėtingai iš karto sumažinti valstybės išlaidas, gal net iki kokio milijardo. Lietuvos ekonomika atvira. Ir dabar, prasidedant pasauliniai krizei, krinta gamybos apimtis ir atitinkamai taip pat valiutos patikimumas mažėja. Tai natūralu, kad galima laukti, o anksčiau ar vėliau vis tik tai, sakykime, jeigu šnekėti apie tą laikotarpį, kai tikisi dabar mūsų Lietuvos bankas, kad galima būtų tikėtis pakeisti litą eurų, sakykime, 2012-2013 metais maždaug, tai akivaizdžiai litas greičiausiai po krizės išeis dar labiau nuvertėjęs. Reiškia, bet žmonės tiek yra įjaudrinti, kad jie tikisi tokio nepalankaus sprendimo bet kuriuo momentu. O faktiškai pasaulinė praktika rodo, kad jeigu situacija yra nepalanki, tai dažniausiai tokių priemonių kaip devalvacija įmamasi netikėtai. Na, būdingas atvejis, kai, sakykime, rusai labai gyrėsi, kad jie devalvavo korektiškai palaipsniui. Bet iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsime realius skaičius, pamatysime, kad palaipsniui, kurį laiką ten buvo mažinama po kelis procentus rublio santykis su eurais ir doleriais. O paskui buvo keletas šaliukų visiškai pakankamai, kai iš karto per naktį būdavo nuvertinama 10-15 procentų. Na, Lietuvai buvo ir sunkesnių laikotarpių, be abejo. Manyčiau, jeigu ten, sakykime, pasaulyje lyginama dabartinė krizė su 29-33 metų, kai kas sako, kad netgi per visą šimtmetį tai pati labiausiai naikinanti ekonominė krizė pasaulyje. Tai vis tik tai manyčiau, kad Lietuvoje kol kas dar nėra taip blogai, kaip, sakykime, buvo paskelbus nepriklausomybę pusmečiui praėjus po paskelbimo. Jungtinių valstijų prognozės jau vis tik tai, į kurias labai žvalgosi daugumos šalių ekspertai, tai tokios, kad manoma, sekančių metų vidury jau turėtų įvykti tas lūžis, kuris duotų impulsą ir mažesnių šalių, ir taip pat tokių didelių šalių kaip Kinija ekonomikoms, tam, kad vėl atsirastų didesnė paklausa iš užsienio, vėl prasidėtų eksporto augimas ir Lietuvoje. Na, manyčiau, be abejo, kad nesinorėtų, kad iš Lietuvos išplauktų intelektas, norėtųsi, kad vis tik jis būtų daugiau panaudojamas Lietuvos valstybės naudai.